Taip, sveiki gyvi, labai malonu būti čia, šiame forume. Eina laikas, jau tarsi 4 minutės praėjo, ne, nunulino, gerai. Tai turime daugiau laiko, nei galėjo pasirodyti. Tai dar kartą pristatau mūsų diskusijos dalyvius. Tai Evelina Povilaitytė, Verslo žinios. Sveiki. Šarūnas Černiauskas, Siena. Ir Aušra, atsiprašau, mano... Aušra Jurgauskaitė. Taip, Aušra, labai atsiprašau, Žinių radijas. Silpnaregis vedėjas. Gerai, tai pradėkime turbūt nuo to bendro dalyko ir kai mes galvojam apie šią temą, pirmiausia, aišku, atsiremiam į tą Paluckijadą. Palucko skandalą, kuris nuvedė valstybę ir visuomenę iki naujos vyriausybės suformavimo, o naujos vyriausybės suformavimas nuvedė mus ten, kur mes esam šiandien ir dar nežinia, kur nuves, nes kita savaitė, man atrodo, bus kur kas įdomesnė nei ši. Tai visko dar mes turbūt pamatysime ir įvairiausio turinio tokio, kokio dar Lietuvoje nesame matę per ilgą laikotarpį, turbūt nuo Sąjūdžio laikų 88-89. Gal pradėkime nuo bendro vertinimo, ką atskleidė Palucko istorija. Jurga. Jūs Jurgos klausėte? Taip. Aš Evelina. Aš labai atsiprašau. Viskas. Aš gal norėčiau, kad Šarūnas pirmas atsakytų, nes... Pradėkite jūs, Evelina, pradėkite. Ką atskleidė? Taip, ką atskleidė iš esmės. Aš turiu omeny apie žiniasklaidos vaidmenį, apie mūsų visuomenę, apie politinę sistemą. Iš esmės, ką parodė šitas skandalas? Aš manau, čia jūsų klausimas yra labai kompleksinis. Aš manau, kad gal man akcentai, ką aš išsinešiau iš tos istorijos, buvo ne apie politiką ir nebuvo apie vyriausybę ar Palucką ar kažką tokio. Aš išsinešiau profesinius dalykus. Pirmas dalykas, man patiko tai, kad mes sugebėjom su įvairiom skirtingom redakcijom pajusti tam tikrą bendrystę. Ir jinai įvyko labai natūraliai ir organiškai. Nieko nebuvo, nei jokių susitarimų, nei jokių kažkokių dalykų. Tiesiog visi gerai dirbo tą darbą, kurį geriausiai išmano. Tai yra be galo smagus dalykas, neslėpsiu, ir pozityvus. Jums tai buvo staigmena, atsižvelgiant į įtemptą konkurenciją, į tam tikrą netgi aštrią konkurenciją? Aš nesakyčiau, kad tai yra dėl konkurencijos, gal labiau tai yra toksai dalykas, kad jeigu tavo kolega tyria kažkokį klausimą, tu paprastai tada jau jo nebetiri. Arba, lieki nuo šaly labiau, atiduodi jam būtent tą pagrindinį vaidmenį ir tą temą. Kurį laiką to nebuvo, ar apskritai to nebuvo, tokio fenomeno reiškinio dalinimosi? Aš nepamenu, kad apskritai toks būtų buvęs, jeigu taip atvirai. Gerai, kas toliau? O kitas dalykas, ką dar parodė, būtent apie profesionalumą, kas man asmeniškai yra labai svarbu, tai, kad įrodė visą situaciją, pirmas dalykas, atverti registrai ir informacija yra jėga. Nes jeigu mes turėtume tą situaciją, kuri buvo gerokai seniau, kai mes turėdavom prašinėti duomenų ten kaip garbės ir malonės, tai viso šito tiesiog nebūtų. Du šitie dalykai. Šarūnai, jūsų kokios įžvalgos? Aš galiu tik tai pasidalinti savo turbūt maloniausių prisiminimų iš visos Paluckijados. Tai buvo diena, kai mes ruošėmės paleisti, man atrodo, 3. tyrimą apie Palucko reikalus. Ir tada man kažkas parašo, matei, ką mačiau, kur mačiau, Verslo žinios matei? Ne, nemačiau, atsidarau Verslo žinias, o ten Evelinos ir Liucijos Zubrutės, 2 fantastiškų kolegių, nuostabi medžiaga, kuri žiauriai praplečia ir papildo tai, ką mes darom. Puikus, aš neįsivaizduoju, kiek laiko ir energijos suvalgęs finansinis tyrimas, kuris įrodė iš tikrųjų, kad Darijus Vilčinskas ir buvo tų mistinių pinigų šaltinis, tų pinigų, kurie ežerų dugnuose paskendo. Ir tai, ką Evelina ir minėjo, mano reakcija nebuvo, kad oi kažkas čia gviešiasi Palucko medžiagą. Mano reakcija buvo yes! Nes tai buvo beprotiškas laikas, iš tikrųjų matėsi, kad iš ekspremjero, iš vyriausybės, iš koalicijos, iš prezidentūros netgi pusės jautėsi, kad buvo norima izoliuoti tą visą situaciją, kaip neva Palucko konfliktas su 2 žurnalistais. Ir tada
Verslo žinios. Ir tai buvo bandoma padaryti ir netgi nukreipinėjama į jūsų asmenį ir taip toliau, Šarūnai. Buvo bandoma OnlyFans turi va šičia. Ja. Taip, tą paversti, ar ne? Kažkuo nepatenkinti keli žurnalistai, Tapinas renka klikbaitus ir tokiu būdu monetizuoja skandalus, Dėmesio o ekonomika. jūs turit savo kažkokių tai problemų su valdžia. Tai buvo žiauriai sunkus laikas ir pirmiausia verslo žinios. Tada dar labiau krykštavau, kai Aušra perėmė klausimus, nuo kurių Paluckas taip bėgo ir turėjo tiesiog fantastišką laidą su premjeru. Tada matau, kad verslo žinios, tada redakcija, tada Delfi, tada 15 minučių, visi. Tas solidarumo jausmas, jisai buvo tiesiog fantastiškas ir aš manau, kad tai ir buvo tas faktorius, kuris nulėmė, kad ta istorija baigėsi taip, kaip baigėsi, nes iš tikrųjų mes nebuvom vieni, mes buvom solidarūs ir galų gale žurnalistų bendruomenė parodė, kad arba tu atsakai į tuos klausimus, arba tu priėmė atitinkamus sprendimus. Tai buvo tiesiog fantastiška. Ar po to, kai tu pasakei, jau nejučiom pradėjau tuintis, nors visą laiką viešai stengiuosi sakyti jūs savo pašnekom. Ar po to, kai jūs tarsi prašėt savo kolegų pagalbos prezidentūroje, na kolegos, padėkit man, užduokit kas nors šitą klausimą ir dar tuo metu, kai nebuvo tos solidarumo bangos, pats jautėtės nesaugiai truputėlį užsirovęs ant tokios didelės galios? Na, iš tikrųjų, tai tas momentas, kuris tikrai garsiai nuskambėjo, tikrai aš sakau ir sakysiu, kad niekas iš kolegų, kurie ten buvo, tikrai jie nėra kalti, kad jie neperėmė to klausimo ar neklausinėjo toliau. Iš tikrųjų buvo taip, kad viskas įvyko labai netikėtai, niekas nelaukė, kad premjeras elgsis taip, kaip elgėsi. Bet jūsų reakcija buvo greita, jūs sakėt, kolegos, paklauskit kas nors už mane, jūs susiorientavot? Aš irgi užtrukau apie minutę, nes iš pradžių, atleiskite už nelietuvybę, aš buvau užmarozintas ir buvo labai labai šiurkščiai su manim elgiamasi. Tai buvo toks bachūro mentaliteto demonstravimas. Ir aš garantuoju, kad jeigu Paluckas ten prezidentūroje būtų užtrukęs dar minutę, tikrai kažkas tą klausimą būtų perėmęs. Bet jisai tiesiog pareiškė, kad atsakiau į visus klausimus, melas ir pabėgo. Gerai, bet dėl nesaugumo jausmo ir dėl to, kai tu iš esmės yra momentų, kai tu lieki vienas prieš tam tikrą galybę, kurios rankose yra institucijos, pinigai, ten dar kažkokios galios. Ir tas momentas yra toks, nėra pats maloniausias žurnalistui. Na, bet jeigu tokie dalykai kelia baimę, tai tada kam dirbti šitą darbą. Ir galų gale mes niekada nebuvom vieni. Aš labai džiaugiuosi, kad mes visą šitą vajų užkūrėm su Laisvės TV ir Laisvės TV buvimas tame. Andrius Tapinas gali sakyti, kad jis savęs nelaiko žurnalistu. Aš kategoriškai nesutinku, jis yra puikus žurnalistas. Tai buvo labai labai didelis bonusas ir iš tikrųjų be komandinio darbo šitos istorijos apskritai nebūtų, aš manau. Gerai, keliaukime toliau. Aušra, kaip jūs pakomentuotumėt tai, ką mes čia pamatėm kaip bendruomenė, kaip visuomenė, ką iš esmės atskleidė šita Paluckijada? Aš daug apie tai galvojau ir šiandien netgi perklausiau tikriausiai pirmą kartą po to interviu Liepos 3 dieną, tą interviu su premjeru, kurį mes turėjom, kitą savaitę bus lygiai 3 mėnesiai, kai apie tai pagalvoju. Ir galvoju apie tai, kad dažniausiai, kai politikai, nesvarbu ar tai būtų Paluckas ar bet kokie kiti politikai, pradeda perkreipinėti viską į žurnalistus, tai man atrodo, kad tai jau rodo, kad yra problemos ir kažkas negerai yra toje istorijoje, politiko konkretaus istorijoje ir tai reiškia, kad yra verta tikrai tos klausimus uždavinėti. Ir man atrodo, kad labai svarbu visiems yra mokytis, mums ypač jauniems žurnalistams, nepasimesti tokiose situacijose, kai politikas į tave perkreipia tą klausimą, pradeda tave kažkuom kaltinti ir vis tiek į tos klausimus atsakyti. Tai man atrodo, kad viena iš pamokų turbūt būtų ta, kad reikia, stovėti už savo klausimus, už tą istoriją ir nebijoti jų užduoti toliau. Vienas iš nedaugelio atvejų, dabar, kol jūs kalbėjot, bandžiau prisiminti tokius žiniasklaidos solidarumo
momentus, nekalbu apie Sąjūdį ir nepriklausomybės aušrą, tai prisiminiau turbūt 3-4 su kai kuriuom išlygom, Šleževičiaus indėlis, Pakso skandalas, iš dalies Karbauskio jėda ir dabar turbūt 3, 4 atvejais, gal kažką praleidau iš tų didžiųjų skandalų. Taip, Skvernelis, taip, ir apskritai visas tas, kas kilo po knygos pasirodymo ir taip toliau, bet, man atrodo, iki tos jūsų aukščio kartelės, tas skandalas gal ir ta vienybė tokia nebuvo pasiekta. Jeigu tai nebūtų įvykę, Evelina, kaip jūs galvojat, 2-3 žiniasklaidos kanalai ar net 2-3 žurnalistai liktų toje istorijoje ir tai būtų, ir žiniasklaida tai būtų sutraktavusi kaip Tapino, Černiausko ir Palucko konfliktą, kaip lyg turėtų veikti, jeigu ką. Va, gal pabandykim kitą. Taip. Aš nuoširdžiai netikiu, kad nebūtų atsiradusi ta vienybė, ką minėjau, kad jinai atsirado labai organiškai. Nes mes tekstą parašėm be jokio plano, jo neturėjo būti. Tai buvo visiškas atsitiktinumas. Tai buvo mano smalsumo dėka, nes aš vakare perskaičiau Šarūno ir Andriaus tekstą ir man liko 2 neatsakyti klausimai. Pirmas dalykas, kodėl Liubenai neigia, kad jie dalyvavo šitoje istorijoje. Ir antras klausimas, negi iš tiesų neįmanoma įrodyti kapitalo kilmės. Tai aš šitai tiesiog atėjusi darbą, tą informaciją pasitikrinau, parašiau Šarūnui. Šarūnas, nepamenu jisai ką darė, buvo labai turbūt užsiėmęs. Ir tiesiog nepamenu, ar jisai man atrašė ar neatrašė, bet žodžiu supratau, kad čia beviltiška tą informaciją perdavinėti ir pasidalinau ją su Liucija. Mes visiškai neturėjom planų, nes ką aš radau asmeninio buto Vilčinsko sandorį su Unitradingu, kas jau automatiškai rodo asmeninės sąsajas ir interesą tam juridiniam asmenį. Ir kitas dalykas, aš radau Kavaliausko pavardę nuo pat pirmųjų dienų tos įmonės veikimo. Tai man pasirodė toks kaip lengvai atsekamas melas. Ir mes tiesiog taip pasikalbėjom tarpusavį. Liucija sako, žinai, gal mes įsidėkim tą 1-2 pastraipas ir tiesiog to užteks į savo įvykių juostą. Aš sakau, bet žiūrėk, mes privalom suteikti atsakymo teisę. Sakau, bet aš laiko tam neturiu, pas mane darbų 2 metai į priekį, jeigu jaunimas apsimtų pakalbinti šituo žmonės. Jinai jaunimui nedavė, paklausė pati. Ir jinai paklausė ir gavo štai tokį atsakymą, kuris prasidėjo sakiniu. Jūs klystate. Čia yra blogiausias dalykas, ką man galima pasakyti. Ir aš tada užsidariau 2 dienom su registrų centru, telefonu ir šaltiniais. Ir išsiaiškinau visą tą istoriją, kaip ten įvyko su to Vilčinsku ir su ta įmonė. Ir tiesiog, tai visiškai nebuvo jokio plano. Tai aš manau, kad čia yra tokia karma Palucko, kad negalėjo būti kitos scenarijaus, atsakant į klausimą. Tai aš ir nenorėčiau apie jį spekuliuoti. Kuri informacija buvo esminė, Šarūnai, jūsų nuomonė, kada kada faktai buvo tokie akivaizdus, kad apie tai nerašyti ir to nerodyti yra neįmanoma? Iš tikrųjų, per visą šitą epopėją bendravau su daugybė protingų žmonių, kurie ir patyrę, ir žurnalistikoje, ir politikoje, ir versle, ir kitose laukuose. Ir jau nuo antro tyrimo vis daugiau žmonių rašė, dabar tai jau viskas. Dabar tai jau viskas. Ir vis dar ne viskas. Verslo žinios paleidžia medžiagą, dar ne viskas. Redakcija paleidžia medžiagą, dar ne viskas. LRT paleidžia medžiagą, irgi dar ne viskas. Tai buvo kosmosas. Bet kas liečia tą turbūt suprantamumą istorijos, tarkim, 200 000 išgarnio vienas dalykas, neaiškus pinigai ežerų dugnuose kitas, buto įgijimas trečias ir taip toliau ir panašiai. Aš manau, kad lūžio momentas turbūt buvo istorija apie Žiurkių byloje priteistą žalą.
Nes tai buvo, kad ir patys mažiausi pinigai visoje istorijoje, ten vargani nepilni 5000 eurų. Čia net aš atgalinė data esu sudalyvavęs toje istorijoje kaip žurnalistas, kuriam įžuliai pamelavo tiesiog. O beje, koks jausmas buvo? Ką žinau, tu žiūri savo ten 8 ar 10 metų interviu ir, nu ką, nieko, jausmas kaip jausmas, bet tai buvo tikras dalykas, ar ne? Tas pats tikriausias jūsų nuomonė, nes visi galėjo suprasti, kad tai, ką jis sako, yra melas. Sako, sumokėjau, ne? O iš tikrųjų nesumokėjo. Ir tai yra labai suprantama liūto dalį turbūt visai visuomeniai, nes kiekvienas esam turėję tokių dalykų, nesusimoki telefono sąskaitos, tau telefoną atjungia, nesusimoki baudos už parkingą, labai greitai. Atsiunčia darbdaviui dokumentą kažkas. Jo. O čia 10 metų niekas nemokėta ir buvo labai didelis pasipiktinimas, labai platus. Ir aš manau, kad po šiai dienai tai yra labai svarbus faktorius, nes nepriklausomai nuo socialinio sluoksnio, išsilavinimo, turtinės padėties, kiekvienas žmogus, turbūt Lietuvos visuomeniai, Palucko istorijoje ras tą momentą, kuris nei kiek neabejos, kad čia yra blogai, politikas taip negali daryti. Man atrodo, kad santykis Palucko, Aušra, buvo toksai, kad jisai 100% galvojo, kad išsisuks. Kad nieko iš to, nes tarsi, nuo jo kaip nuo žąsies vanduo, kaip sakoma, nesusidarė toks įspūdis, kad jisai, kas be atsitiktų, vis nauji faktai, bet iki pat pabaigos turbūt buvo tikras, kad nieko neįvyks. Jis labai aiškę strategiją buvo pasirinkęs viską vadinti insinuacijomis, išvedžiojimais, dar tą garsųjį epitetą pritaikė OnlyFans ir kitus dalykus. Tai iš tikrųjų atrodė, kad jisai labai... Kaip minėjau, prieš tai užsiėmė tą tokią perkelimo atakos taktiką į žurnalistus, į tą surinktą medžiagą nukreipti ir jisai nuolat kartojo, kad reikia sulaukti tyrimų ir man atrodo, kad ne jis vienas, aišku, dar svarbiausia tikriausiai tą kartojo, nes tą kartojo, pavyzdžiui, ir prezidentas Gitanas Nausėda ir tai jam leido laikytis, jisai nebuvo vienas, kaip žurnalistai nebuvo vieni tyrinėdami šias jo istorijas, taip ir jisai nebuvo vienas lauke karys, nes tokių, kurie garsiai jam pasakytų, jau viskas, tai tik tais po Dankoros istorijos taip galiausiai nutiko. Šiek tiek norėčiau kreipti mūsų pokalbį į tokius gal politinius apibendrinimus. Gintautas Paluckas, akivaizdu, nėra vienas toks politikas. Ar mes čia susidurėm, gal dabar nuo jūsų, Aušra, padėkime, ar mes čia susidurėm su kažkokiu nauju fenomenu? Aš tai pavadinau, kad ir viešai galiu tą pasakyti, ciniškų niekšų karta, kurie į politiką žiūri tiesiog kaip į verslą. Jie atėjo užkalt pinigų. Ir viskas. Ir jų interesas labai paprastas. Jie čia atėjo, jie ne apie ideologiją, ne apie kažkokias vertybės, o ar nesusidarė jums toksai įspūdis, kad mes turime tam tikrą kiekį žmonių, kurie tiesiog, neverta su jais kalbėti apie ideologijų skirtumus, nes tai yra tiesiog vaidmenis, jie tiesiog aktoriai šitam versle, jie vaidina, o iš tikrųjų atėjo užsidirbti. Kaip pačiai susidaro įspūdis apie tokius žmonės, kaip jau kalbėjom kažkada su Andrium Tapinu, kurie nepraeina pro tai, kas nepririšta? Mano asmeninis toks įspūdis galbūt būtų, kad vis dėlto tai nėra dauguma tokių žmonių, aš taip negalėčiau pasakyti. Man gal lengviausia yra lyginti, nežinau, galbūt vyriausybės kabinetus, dėl to, kad paskutiniu metu, ketvirtadieniais būtent ir kalbėdavau su premjerais ir galiausiai ministrais. Ir ar iš jų ten kažkokių tokių man pasirodytų, kad jie čia grinai kažkokius asmeninius interesus labiausiai tik tais stumia.
iš tikrųjų net iš Gintauto Palucko vyriausybės būtų ganėtinai sudėtinga taip jau labai aiškiai pasakyti, nes ir nebuvo kažkokių tokių labai ryškių istorijų, gal tik tais paskui, kas lindo, ar ten apie, kad Ignui Hoffmanui bandė daryti įtaką Nemuno aušra, kažkas tokio galbūt, bet iš tikrųjų aš galbūt susilaikyčiau nuo tokio vertinimo. Gerai, Šarūnai. Ar matai šiek tiek bendresnį fenomeną šito istorijai? Ar vis dėlto tai yra individualus atvejis, atskirtas nuo kitų? Aš turiu panašų terminą susikūręs, vėlgi atsiprašau už nebūtinai normatyvinę leksiką. Deja, gyvenam marozų politikos laikais. Ir čia galbūt net ne tiek apie tai, kad žmonės ateina į valdžią tam, kad užsivirintų pinigų. Jie ateina į valdžią su nebaudžiamumo pojūčiu. Jie siunčia mus visus velniop. Ta turbūt geriausiai iliustruoja vakarykštė Žemaitaičio kalba Seime, kur žmogus melavo N+K kartų, pats save paneiginėjo, išvadino mus užsienio agentais, copy-pastas nuo Kremliaus, išvadino mus ir kitus satanistais. Ir šiandien kultūrininkam, lai išeina visi, eilė stovi, rasim, eikit lauk, visi, kas norit, visi. Eilė stovės prie ministerijos durų, visas tarybas užpildysim, visas institucijas suformuosim iš naujo. Bet būtent mes gyvenam dėja kitokios politikos laikais, kai yra akivaizdžiai bandoma įtvirtinti totalų nebaudžiamumą. Aš turiu valdžią, aš dievas, nelyskit prie manęs, eikit visi velniop. Bet toks yra mentalitetas ir dėja mes tą patį mentalitetą matom ir su koalicijos ir ypač vyriausybės formavimu. Dėja tą mentalitetą rodo ne tik tai valdantieji, bet ir prezidentūra, dėl ko belieka tik tai apgailestaut. Esam labai sudėtingoje situacijoje ir dėja solidarizuotis reikia ne tik kultūrininkams, ne tik žurnalistams, visiems reikia solidarizuotis, nes kažkas kris pirmas, kažkas antras, o po to visi kiti. Dėja, reikia pasakyti, kad mūsų demokratija nėra saugi. Evelina, mes susidurėm su nauja tokia verslo forma, kuri vadinasi politika. Tiesiog verslas. Tai yra viena iš verslo formų. Na, iš to, ką matom, galima būtų daryti tokią prielaidą, bet aš dar jūsų klausimą apie tą pasikeitimą, apie tai, kad visi yra kažkokie, arba dalis yra kažkokie, norėčiau pagalvoti taip, o galbūt iš tikrųjų jie atspindi mūsų visuomenę, tos žmonės, kurie už juos balsuoja. Ir tai yra tam tikras veidrodis, nes mes balsuojame ir manau, kad daugelis žmonių balsuoja rinkdamiesi pagal savo vertybės. Jeigu tų vertybių jie neturi labai daug arba jos lengvai palenkiamos į vieną ir kitą pusę, tai mes turim tokį rezultatą, kokį turim. Bet jeigu ne jūs, ta visuomenė net nežinotų, kad tie žmonės yra tokie. Taip. Jie vaidina labai vieni socialiai orientuotus, kiti superliberalius ir taip toliau. O tų faktų, jei ne jūs, tai kasgi žinotų apie Palucką? Žiūrėkit, to žmonės... Jis ir toliau būtų Žmonės yra suaugę, turi teisę vairuoti, gali gimdyti vaikus, juos ir turgui gali apgauti. Man dabar žiūrėkit, atėjo pas mane kažkoks dėdė, žada kalnus, ten geriausias pensijas pasaulyje, gyvensiu šokoladę. Ar tikrai nėra kritinio mąstymo? Jeigu nėra, ką darys? Čia yra visų mūsų problema kaip visuomenės. Mes turim galvoti apie tai kiekvieną dieną ir susidūrę su ta grupė, kurie neturi kritinio mąstymo, padėti jį įgyti per tokius paprastus elementarius kasdienius pavyzdžius. Jeigu tu jau išmokai, kad tavęs turgai neapgauna, tai galbūt gali išmokti, kad ir politikas neapgautų. Šarūnai, nori papildyti? Jau buvo šitam renginy paminėtas faktorius šiandienos Vilmoruso reitingų, kur mes matom, kad po visos šitos, kaip retas, spalvingos vasaros, politiniai reitingai iš esmės nepakito. Aš tai dar siūlyčiau palaukti ir kitų kompanijų apklausų, tiesą sakant. Palaukim didžiųjų apylinkių, kaip sakoma. Taip, palaukim didžiųjų miestų dar. Bet iš tikrųjų ir Romas labai gerai tai palietė, mes gyvenam tokioje epochoje, kai kiekvienas politikas gali pats savo žiniasklaidą patapti. Ir iš tikrųjų jis bus girdimas tiek pat, jeigu negarsiau, negu tai, ką padaro žurnalistai. Deja, viskas yra šiuo metu labai smarkiai praskiesta per socialinius tinklus ir dezinformacija, tai, ką mes matom, čia beje iškelsiu
atrodo smulkmena, bet manau, kad svarbia. Akivaizdu, kad politikai iš konkrečių partijų bando manipuliuoti, pavyzdžiui, žiniasklaidos priemonių nuosavom auditorijos apklausom, kai ten paskambinęs ar paspaudęs nuorodą, tu gali prabalsuoti dienos klausimų. Mes matom, kad, tarkim, 90% už Žemaitaičio poziciją. Klausykite, taigi akivaizdu, kad partijos aktyvas yra užsiundytas ir balsuoja. Fantastiškai užsiundintas, aš kažkada pasižiūrėjau per LRT Lietuvos dienoje buvo balsavimas. Wow! Na, net tarsi, net nežinau, redaktoriaus vietoj spręsčiau ar skelbti, nes tai akivaizdžiai intervencija padaryta į balsavimą. Tai yra iš tikrųjų baisiau, tai yra agresija, brutali agresija ir įsivaizduokit, kaip jaučiasi žurnalistas, kuris tuo metu veda laidą ir kuriam reikia į ekraną, į eterį pasakyti tuos skaičius, suvokiant, kad čia yra totalus absurdas, kad tiesiog eteris buvo užbombarduotas. Na, tai yra netoleruotina. Ir Aušra, prašau. Taip, iš tikrųjų, aš turėjau tokią laidą, gal praėjusį, man atrodo, penktadienį, vedžiau laidą Dienos klausimas žinių radijo ir mes irgi savo svetainėje turime balsavimą ir ten aš klausiau berods, kam turėtų atitekti energetikos ministerija ir pasirinkimai buvo, kad Nemuno aušrai kaip ir yra pagal koalicijos sutartį, ar socialdemokratams, ar Žygimantas Vaičiūnas turėtų tęsti darbus, ar sunku pasakyti. Ir kol laida neprasidėjo, akivaizdžiai pirmavo tai, kad Žygimantas Vaičiūnas, o prasidėjus laidai labai smarkiai šoko, kad socialdemokratams, ir iš tikrųjų mes su kolegomis paskui darbe diskutavome, tai kas siundo tą elektoratą, ar tai yra Nemuno aušra, ar tai yra socialdemokratai, nes jeigu Nemuno aušra, tai turbūt būtų už save nubalsavę, bet taip nebuvo, tai tikriausiai socialdemokratai. Ir dar vienas fenomenas, kurį šitos Paluckiados kontekste norėčiau aptarti, tai vienas iš tų kelių atvejų, kada mes pamatėme tyriamosios žurnalistikos, nenoriu sakyti galę, noriu pasakyti turbūt, koks čia žodis geriausiai tiktų, naudą visuomeniai. Tai yra institutas, žiniasklaidos dalis, kuri, ne tai, kad pasiteisino, ji pasiteisino. Ir po šito skandalo, man atrodo, mes turėtumėm sulaukti dar didesnio. Jau dabar vyksta tas tyriamosios žurnalistikos renesansas, nes vienu metu po tų kriminalinių tyrimų, kurie buvo 10-ame dešimtmetyje, kada žurnalistai lyzdavo į gaujas, aprašinėdavo banditų gyvenimus, po to daugybė tų korupcinių istorijų ir taip toliau, buvo toksai nuosmukis juntamas tyriamoje žurnalistikoje. Ir dabar, man atrodo, tas renesansas tikrai akivaizdus ir poreikis žymiai didesnis. Tai tiesiog paprašyčiau visų pakomentuoti tą tyriamosios žurnalistikos fenomeną, poveikį ir poreikį. Prašau. Aš manau, kad labai svarbu tyriamoji žurnalistikoje vis tiek yra tie šaltiniai ir pavyzdys, aš tyriamąją žurnalistiką tai tikrai pati neužsiimu. Ir tik tais, kai apie Dankoros atvejį paviešino Andrius Tapinas, aš pasigilinusi buvau į pirkimo dokumentus ir aiškinausi, kaip ten su tuo projektu Klaipėdos rajone ir galiausiai vis tiek tai išėjo naujiena, kad tą dieną, kai aš gavau atsakymą, kada tas projektas turėjo būti baigtas, tai ir buvo tą dieną, kai gavau tą atsakymą. Ir tik kitą dieną išėjo tekstas, kuriame ir buvo, kad tas projektas turėjo būti baigtas vakar. Tai čia tik tais tokia nedidelė detalė buvo ir jau tą dieną iškėjo, kad viskas jau čia dėl Dankoros ten ir sulaikymai, kratos ir čia jau buvo, kaip kiti rašė, ar dar reikia kažką rašyti apie Palucką, nes tai yra gulinčios spardymas, tai jau šiek tiek ir tokios nuotaikos kitur buvo, bet tai yra labai tikrai svarbu ir matyti vis tiek tie, kurie pirmieji pagauna istoriją, kurie jas atranda. Tai tikrai ačiū labai visiems kolegoms, kurie to imasi ir pagarba. Nežinau, ar pasiteisino yra tiksliausias epitetas, nes vis dėlto dabar turim, pavyzdžiui, labai įdomų kultūros ministrą, kas netiesiogiai yra irgi tyrimų nuopelnas, viešpatie aukštielninkas.
Bet jeigu rimtai, tai sakiau ir sakysiu, tyrimų žurnalistika, mano galva, nėra ir neturi būti apie konkurenciją. Tai yra apie bendradarbiavimą. Dėl to aš labai džiaugiuosi, kad mes su Laisvės TV parodėm, kad tas bendras darbas, jisai pasiteisina ir tikrai aš labai norėčiau, kad daugiau redakcijų to užsiimtų. Ir renesansas jo yra ir man labai smagu, kad yra ne tik tyrimų žurnalistikos, bet ir žurnalistų solidarumo renesansas, kas ypač dabartiniam politiniam kontekste yra žiauriai svarbu. Ir labai norėčiau, kad kuo daugiau žmonių susidomėtų tyrimais, jeigu reikia, galiu papasakot, kaip tyliai daryti tyrimus, kad redaktorius nepastebėtų. Tikrai labai to reikia ir medžiagos visiems užteks. Mes ne konkurentai, mes kolegos. Medžiagos tikrai visiems užteks, pritariu, aš tau darbų 2 metai į priekį, kaip sakant. Bet kalbant apie tai, kad tyriamoji žurnalistika pradeda žydėti Lietuvoje, man atrodo, tai labai svarbu, rodo tam tikrą žurnalistų bendruomenės brandą. Kita vertus, aš pasakysiu taip, nesvarbu, koks žanras žurnalistikos, svarbi įvairovė ir kokybė. Net pati paprasčiausia žinutė, jeigu jin yra labai kokybiškai padaryta, gali padaryti didžiulį poveikį, nebūtina paklodę prirašyti. Tai aš esu už tai, kad visi žanrai klestėtų, žydėtų ir kad žurnalistika pati būtų kuo kokybiškesnė. Dėkoju, turime laiko keliems klausimams arba pasisakymams. Aš mielai prinešiau mikrofoną, kreipiuosi visus kolegas, galima ir iš galo, ir iš priekio. Ar paklausti, ar pasisakyti. Rytis prineš mikrofoną. Štai, mūsų vadas prineš mikrofoną. Tai tikrai drąsiau klauskite. Arba užduokit klausimus raštu. Gerai, tai aš galiu paklausti. Aš pats nuo savęs galiu paklausti, bičiuliai. Taip, Rytis gali. Iš to, kas dabar vyksta Lietuvoje, nesigailite, kad savo tyrimą atlikote? Jeigu ne jūs, Palucko valdžia, kuri neišvedė į gatves kultūrininkų, būtų buvusi toliau. Vis dėlto, aš manau, kad tai yra irgi istorinis įvykis, kai turim ministrą su špargalke ant delno, tai yra kažkas. Beje, mes, kai vis labiau įsisiūbavo Palucko istorija, iš tikrųjų turėjom diskusiją apie tai, o kas jeigu grius, o kas jeigu po to bus dar blogiau. Oi, kaip čia pasakius. Bet sakiau ir sakysiu, tai, kas vyksta dabar politikoje, tai kokį farsą mes matom, kiek cinizmo mes matom, tai nėra nei žurnalistų kaltė, nei žurnalistų nuopelnas. Tai yra politikų sprendimai. Politikai renkasi, ką daryti, politikai renkasi, kokius žmonės kur deleguot, politikai renkasi valytis kojas į mūsų valstybę ar ne. Tai yra jų pasirinkimas ir mūsų tyrimai šiuo atveju galbūt tik tai suveikia kaip katalizatorius. Galbūt jie išsigando, kad laikas tirpsta ir reikia greičiau daryti maksimalų farsą. Deja. Ar kas norėtų papildyti? Ne? Aš galiu pridurti Taip, kiek. žinoma. Gal kartais vertinga pamatyti, kiek žemai galim nusirist, tada susijimti ir taip daugiau nebedaryti. Taip, ir ko gero tai, kas vyksta, vis dėlto yra į gerą, nes kartais reikia dugną pasiekti, ar ne, kad kažkaip tai visi atsikvošėtų, nes atrodė tos koalicijos lyg kažkokie neišvengiami dalykai. Viskas yra kuo puikiausiai išvengiama, tik reikia padoriai elgtis. Taip, Turime dar vieną klausimą, prašau. Tai statykit ir klauskite. Tiesiog iš praeito pranešimo būtų labai smagu išgirsti kiekvieną iš jūsų nuomonę, tai ar Lietuvoje žurnalistika miršta, ar vis dėlto kaip tik yra tas naujas atgimimas ir pradės žydėti iš naujo? Prašau. Kadangi laikau save žurnalistą, tai informuoja, kad aš vis dar gyva ir viskas gerai bus. Žurnalistika nemiršta, bet žurnalistika susiduria su labai dideliais pavojais ir vienas iš esminių pavojų yra, kaip iš tikrųjų pasiekti tą auditoriją, kad auditorija kiek įmanoma labiau gautų objektyvę ir tikslę informaciją, kad būtų žmonėms neplaunamos smegenys. Tai yra didžiausias iššūkis ir jeigu mes rasim šitam sprendimą, tai aš manau, kad viskas bus gerai. Aš irgi pritariu, kad žurnalistai, žiniasklaidos priemonės visi turi stengtis iš tikrųjų būti visur, kad tave ir pastebėtų.
Tai ir svetainė internetinė, ir kažkoks kanalas ar YouTube, ar dar kažkur, jau čia priklauso nuo pačios priemonės. Gal radio ir televizijos ne kiekvienas galėtų įsikurti, bet visi kiti kanalai, socialiniai tinklai, tai tikrai labai svarbu juose matytis. Ir netgi tikriausiai reikia į tai ir investuoti, ypač socialiniai tinklai, kad ten pasiektų tos žinutės žmonės. Klausimų auditorijai daugiau neturim. Nuoširdžiai dėkoju šios diskusijos dalyviams. Tai Evelinai Povilaitytei, Verslo žinios. Jūs galite ploti. Šarūnui Černiauskui, Siena ir Aušrai Jurgauskaitei, Žinių radijas. Moderavo Edmundas Jakilaitis. Ačiū visiems. Gražinu žodį.